Taip. Dar kartą informuosiu, jeigu matote problemų su MS-u iki žaidimo 3 minutės, komandos kapitonas man turi atsiųsti screenshotą man į asmeninę žinutę arba į grupę ir su prūpsais, kad yra lagas. Aleksandras ganėtinai geras banas, senimusi baną vienė ir maža. Du labai annoying čempionai yra užbaninti ir žiūrim, ką banins raudonieji. Na, pamatysim tikrai įdomų mačą. Taip, tai dar kartelį TNT komandą pasveikinsiu su 25 eurų prizo pergalės. Dabar jums pasisekė, nes jūsų enemy komanda pasidavė ir net nenorėjo bandyti laimės dėl 25 eurų. Na, žiūrim, ką jums first piko. Dabar grįžtam į pagrindinį prizą 50 eurų vertę ir iš šios komandos, kuri laimės, eis į finalą prieš Legioną ir ten pamatysim finalinę kovą dėl 50 eurų. Pirmų pikų pasiema iš karto X-Borgą. X-Borgas labai stiprus džiungleris šioj metai. Ir pažiūrėkim, ką raudonieji atsakų pasiims. Manau, paims Minotaurą. Johnny's nebūtų geriausias pasirinkimas, tai manau, ims Minotaurą. Bet jeigu jie pasiims Minotaurą, Gabi galės pasiimti Digį. Nes Gabi žaidžia už Raumą. Taip, kaip matom, Minotauras. Nebent jie ignoruos Minotaurą ir pasiims Angelą ir tada darys kombo su X-Planeriu ir su X-Borgu. Matom Kerry labai mėgsta Minotaurą ir šiaip labai stiprus pasirinkimas. Ai ne, ima Yuzongą, kaip ir sakiau. Yuzongas ir Paramis. Imposterio pikas. Šiaip mes counterina Minotauro ultimate'ą ganėtinai, nes prieš baigiant Minotauro ultint užsimeti Parami ultimate'ą ir tada jis būna baisiai nucounterintas, nes Shieldas baisiai išgelbėjo. Argi pamatysim freestylą iš Čiau? Labai įdomu. Dėja. Nepasiryžta freestylai ir jama Ruby. Patogesnė pika. Ok. Kiek žinau, Lobiui nepatinka prieš Čiau žaisti. Jeigu Čiau geras. Žaisti prieš Frejas. Jeigu jam reikia žaisti prieš Freją, jis labai būna piktas. O prieš kitus ganėtinai lengvai atstovi. Matome, abi komandos užsibarina po ADC, Kerry ir Cloudą. Cloudą užsibarino vien dėl to, nes labai counterino Parami ultimate'ą. Ir šiaip su tuo pačiu Yuzongu nėra lengva pagauti Cloudą, kai jisai pasiema Corrosion itemą. Ir matome raudonųjų komandos ADC X-ę. Ką pamatysime mėlynųjų, nes manau, kad turėtų paimti Melissa, nes jo paima Melissa, nes Abra yra one trick Melissa. Ir Gabi turėtų paimti arba Tigrilą, arba Angelą, manyčiau. Nejaugi. Nejaugi Franko, Nejaugi Franką. Ims Digį. Deja, bet nieks Gabi neleidžia pasidžiaugti Franką. Apie Angelą, kaip prisakiau, nes labai geras kombo su X-Planeriu ir su X-Borgu. Na, realiai, mėlynųjų komanda vos ne po 3 gyvybės turės. Angelą ir Paramis gali bet galės. Tikrai labai annoying pikai. Bet, kaip matom, į džiunglės pakito. Įdomu. Na, pakito iš kombo gali labai lengvai nuimti X-Borgo Shieldą, jeigu gražiai suleis savo kombinacijas. Tai manau dėl to ir paėmė. Pamatysim. Neturi Shieldo, tada jo damage'as tipo toks mažesnis ir
labai lengvai nužudyti. Taip. Labai gražus, įdomus pikai, tikrai įdomus mačas nusimato. Ir tikrai taip, mėlynuosius bus super sunku nužudyti, visgi turės po 3 gyvybės. Ir kaip matom, mėlynieji pradeda nuo redo, raudonieji taip pat pradeda nuo redo. Ir matysime. Kaip manai, kieno erlis stipresnis? Erlis stipresnis turėtų būti mėlynųjų komandos, nes jie turi X-Bargą, Angelą ir Farami. Šiaip raudonieji turi Lojį, jeigu Lojį gražiai sužais, gali irgi daug damažo padaryti. Bet šiaip aš balsuočiau už mėlynųjų komandos kombo. Ir kągi čia matom? Pirmas genkas X-Pilaneriui, nes kaip ir sakiau praeitą žaidimą, jeigu duodi lydą X-Pilaneriui, jis buvo nesustabdomas, Ir bet Yuzongas solo pasiema, nereikia jam jokios pagalbos. Sako, XP mainas esu, tikrai nepasiimsiu. Ignas, tiksliau imposteris, labai daug damažo prasileido nuo Lojį, bet jis vis tiek eina agresyviai. Visgi su Angela kartu. Golde matome, kaip exchange'ina tiesiog damage'ų vienas su kitu. Ir ar drakonas pasiruoš? Angela bando įti topą, Faramis valysi solo midą, Tryse Ir- bando Yuzongą. Deja, X krenta. Toliau žiūrim teamfightas pas drakoną. Oi, labai stipriai buvo drakonas užspaustas 4. 3, atsiprašau. Tiksliau 3, ne 4. Na, ištreidino Gold lane'ą į XP lane'ą. Dabar Faramis eis į XP, kad pasiimti 4 levelį ir paliks Angelai midą prisivalyti, kad Angela pasiimtų 4. Bet drakonas taip pat neturi 4. Ai, bet turėtų gauti su Veivu dabar ateinančiu. Nes dabar gavo Faramis 4, įsivalys Yuzongas gaus 4 ir Oi. Angela įsivalių gaus 4. Farano ultis labai greitai buvo išnaudotas. Taip. Pakita labai Angela gražiai žaidžia. Bet Angela dėja buvo ketvirtame. užspaustas. Yuzongas fightina, va Yuzongas įsivalys lyną gavo 4. Bando užšokti ant enemy Lojį, užšoka. Angela paultina Yuzongą, labai lengvas teamfightas, negali Minotauras nieko padaryti. Rubis irgi atsitraukia, lengvas turtlas. Ir kaip matom, mėlynieji turi jau lydą 2000. Golde tiesiog exchange'ina smūgiais, bando užstunintis Melisa su savo ulčiu ir žiūrim, dėja nespėja. Ir praleidom kitą teamfightą prie turtlo. Sukrito raudonųjų džungleris. Kaip matom, raudonieji nemažai daro klaidų. Mėlynieji skriaudžia už jas. Tai matysim toliau, kas vyksta. Lygas jau beveik 2000. Na bet Tai nieko. matome, mes bandys genginti Goldą, bet Goldo net nėra, dar tik atsiranda X. Faramis eina toliau midą valytis, Angela kempina krūmę, kad Oi, matytų vision. drakonas. Drakonas Drakonas. 1-2, Angelos ultis. Ir Lojį ultina į krūmą, kad galėtų padėti. 2-2 botome. 2-2. Yuzongas Bet traukiasi. dėja, niekam neužtenka damage'o, pakankamai, kad vieną kitą išbursinti. Toliau grįžtam į topą. Nu, botė dar nesibaigė teamfightas. Jau 3. Topė taip pat nori daryti teamfightą, nespėjom net žiūrėti kur. Visi pasiruošę fightinti ir ar matysim, kaip sukris Borgas, dėja tik šildas. X-Borgas pabėga, Abra bando fightinti, Abra bekina ir Melisa turėtų išgyventi. Melisa Melisa. ultis. Įten dėl visų piktų, jeigu šoktų. Pakito. Na, raudonieji gražiai surotavo į topą, bet dėja kilų nepavyko pačiupti.
Izongas toliau bando spausti Rubį, bet Rubį nelabai nori išlysti iš tureto. Na, sakyčiau, raudonieji įsidrąsino visai neblogai, kad ir turi 3000 lūzą, bet ir... Ui, kaip gražu. Pakito turtlas, Xborgas krenta ir drakonas atvyksta į teamfightą, pasiema magą. Na ir toliau susirinks kažką. Na, buvo visai gražiai ištreidinta. Drakonas toliau nepaleidžia Marksmano. Pakito visiškai užkancelintas Meliusos ulčio. Ruby ultis labai puikus, bet dėja to nepakanka vienai pačiai žaisti prieš 4. Ir kaip matome, mėlynieji jau turi 3000 lydą. Labai gražiai mėlynieji žaidžia. Drakonas turi gan stiprų gold lydą. Labai daug damage'o daro tiek Marksmanui, tiek magui, tiek tam pačiam Pakito. Kadangi Pakito dar tik vieną damage'o itemą turi ir neturi jokio defenso. Abra bando spausti enemy X ir pamatysime, kaip X miršta nuo paramio. Gražu. Izongas toliau spaudžia botomą, Ruby neatsilaiko jau. Fightas vyksta valdė. Gražus Mino ulti, bet dėja, kaip žinom, Gražu. dėja neužtenka vieno ulčio, reikia išbėtinti paramio ulti, kad galėtų ramiai paultinti. Na ir ar matysim dar 2 kilus? Dėja, bet raudonieji visiškai sukrenta topę. Ir turetas krenta. Ir X ją bando įrodyti ir nužudo Angelą. Meitų. Imposteris tikriausiai mirs irgi, ne, jis pabėga, Izongas atskrido. Izongas nužudo X. Izongas vėl seivina dieną. Xborgas šoka ant tureto, bando nužudyti Pakito, bet... Ui, Pakito kaip gražiai susirenka Xborgą, bet dėja, nespėjo pabėgti iš Meliusos antro skilo. Imposteris labai drąsiai šoka, bet atsitraukia. Abra toliau bando pušintis. Bet dėja nepavyks šito tureto pasiimti. Matom, kaip Izongas visiškai dominuoja tiek botą, tiek midą. Taip. Na ir kągi. Ar matysim drakoną 1 prieš 5? Būtų įdomu pamatyti. Na, drakonas bando paukinti ir išbeitina Mino ultį. Drakonas labai gražiai manevruoja aplinkui, beitina tiek ulčius, tiek skillus iš raudonųjų komandos, kad neturėtų jų teamfight'e. Na ir žiūrim, paramis vienas pats, bet gražiai praslysta. Taip, žiūrim, kasgi čia vyksta. Pakito krenta, X gražiai ultina, bet paramio ultis ir dėja neužtenka raudoniesiems, nes į raudonieji sukrenta visi, nes mėlynųjų komanda visa subėgo į balių ir spėjo viską susirinkti. Na, kaip matom, mačas kaip ir eina į pabaigą. Sakyčiau, raudonieji tikrai neblogai priešinasi, bet truputėlį trūksta iš drafto pusės, sakykim. Taip. Matom, parami vieną patį, duoda vižino. Botė vyksta pušas ir drakonas vėl išdarinėja savo. Ir tikriausiai mėlynieji endins mačą, drakonas su Borgu neleidžia. Bam! Ir visi sukrita. Jo bandė labai nuzoninti ir
išvaipino visą komandą, tai dabar jau juos iš boto man turėtų užendinti, nes jie turi 10 sekundžių. Na, sveikinam mėlynuosius su pergale. Ir legionieriai. Legionieriai ruošiasi. Žaisti prieš Kebab Connection.